Volteras yra pasakęs, aš dar pamatysiu paskutinį senolį išmetantį Bibliją. Volteras mirė 1778 metais. Praėjo kiek laiko? Ir kaip su ta Biblija? Dabar jums klausimą aš užduosiu tada. Po šito pasakymo. Šiandien 21 amžiui. Kokia yra populiariausia knyga Žemėje? Labiausiai skaitoma, daugiausiai egzempliorių išleista knyga. Pasitikrinkit, pasižiūrėkit žinynus, enciklopedijas, tyrimus, jūs pamatysit Bibliją. 7 milijardų egzempliorių išleista. Biblija. Volteras 18 amžiui sakė, viskas jau baigėsi čia, ši mokslas įveikė pažinimas ar švieta, ką jūs. Ir 21 amžiui Biblija yra populiariausia knyga. Tai kitai klausimas, kokią knygą daugiausia pasaulio kalbų išversta yra? Biblija. Vėlgi. Šiandien, 21 amžiui. Antra knyga kokia pagal populiarumą po Biblijos? Koranas. Koranas yra 70% Biblijos. Perrašyta tik savai žodžiais. Vardai šiek tiek arabiškai adaptuoti. Ne Mozė, Musa, sakys, ten, ne Abraomas, Ibrahimas, ne Jonas, Junusas. Visas panašu. 7% Biblijos pradžios knygos aprašo. Įdomu, ar ne? 7%. Antra knyga Koranas. Trečia knyga Mao Dzedūnas, ketvirta Don Kichotas Cervanteso, penkta Žiedų valdovas ir taip toliau.